Miesto savivaldybėje verslininkai dalyjosi patirtimi. Tokiomis diskusijomis siekiama priversti jaunimą pasilikti Panevėžyje ir netgi paskatinti pradėti savo verslą. Panevėžyje surengta diskusija pavadinimu Pasilik Panevėžyje. Renginio metu jaunimas, miesto vadovai ir verslininkai dalyjosi patirtimi apie darbo bei savo verslo kūrimo galimybes neišvykstant iš miesto. Pasilik Panevėžyje tai yra projektas, tokie, sakykime, kontaktų vakarai, kurių metu sėkmingi Panevėžio verslininkai dalinsis savo patirtimi, kaip kurti verslą, kaip idėją paversti verslu, kaip susirasti darbą, kaip kalbėti per pokalbį, nes dažnai yra netitikimų tarp darbuotojo ir darbdavio lūkesčių. Tai JCI Panevėžys kviečia prisijungti prie šio projekto. Tarsi tokiom skirtingose sritise. Jeigu esate jaunas žmogus, norite prisidėti prie organizacijos, tai kviečiam organizuoti šį projektą. Jeigu norite sužinoti, įgyti patirties, tai dalyvauti kaip dalyvis, o gabius ir turtingus ir įtakingus verslininkus kviečiam dalinti savo patirtimi su jaunais žmonėmis. Jaunimo organizacijos Panevėžio apskritasis stalas valdybos narys Borisas Bilinskis sako, kad nors mieste yra ir mokyklų, ir universitetas, tačiau iš Panevėžio jaunuoliai išvažiuoja nesurasdami darbo. Manau, kad tai yra taip viena iš tokių priežasčių, nors tai galbūt ir kiekviename mieste yra tokia problema, kad tikrai nėra absoliuti dauguma jaunimo, kurie baigia mokslus, iškart gauna darbą. Vėlgi čia vieni savo verslą kūrė, kiti išvažiuoja kažkur į kitus miestus į užsienį, bet čia galbūt trūksta Lietuvos kažkokios bendros tokios pozicijos arba sprendimo Lietuvos mastu. Pirmasis verslo įmonės atstovas nusprendęs jaunimui atskleisti verslo kūrimo paslaptis Panevėžyje įsikūrusios uždaros akcinės bendrovės Rifas generalinis direktorius Mindaugas Lapšys.